Na kągi, brangieji, kviečiu toliau į dvasinę mūsų kelionę su Jėzaus palyginimais, būtent Mato Evangelijoje. Atrodo, tie palyginimai sąmoningai surinkti vienas po kito eina jo Evangelijoje nuo pat pradžios iki pat pabaigos, surinkti kaip perlai vienas su kitu jungiasi ir atskleidžia mums Dievo karalystės, dangaus karalystės kitokiškumą, nei yra žemiškoji karalystė ar žemiškasis gyvenimas. Vis labiau mums praveria šitą dangaus karalystės paslaptį ir kviečia savo viduje ją sverti, žiūrėti į dangaus karalystės perlą iš skirtingų pusių ir sverti. Kiekvienas palyginimas jisai tarytum sveria mus iš vidaus, sveria kiekvieną iš mūsų. Koks yra mūsų santykis į dangaus karalystę. Ir šiandien mes panagrinėsime tikrai nepaprastą temą. Tai yra turto ir išgelbėjimo santykis arba dilema. Būtent palyginimas, kuris meta iššūkį. Meta iššūkį kiekvienam žmogui, bet taip pat ir Kristaus mokiniui. Pasisverti, kokiomis vertybėmis yra grįstas mano gyvenimas, mano tikėjimas, ko vertas man yra viešpaties išgelbėjimas mano gyvenime, su kuo aš lyginu, galbūt kažkas konkuruoja. Ir manau, kad tai yra labai aktualu mums, nes mes gyvename vis gerėjančioje aplinkoje. Materialiai mūsų aplinka gerėja. Prieš 30 metų, kas mes buvome, kokie menkučiai, kokie mažučiai, tik išėję į laisvę, be turto, be gebėjimų, kažkokių paprasti žmogučiai. Bet per 30 savo tikėjimo metų ir apskritai mūsų valstybė jinai labai pakito. Ir mūsų valstybė labai praturtėjo. Ir mes vis girdime ir politikų, ir mūsų prezidento, tas noras jisai skambėjo gerovės valstybė, daug gerovės, kad žmogui būtų daug gerovės, ir medžiaginės, ir visokios, ir kūrybinės gerovės, daug gerovės. Ir ne visada ta gerovė, jeigu jinai tinkamai suprasta yra, gali išeiti į gerą, ne visada. Ne visada geri dalykai išeina į gerą. Bet su Dievu, būna toks paradoksas, blogi dalykai išeina į gerą. Tame yra didžiulis stebuklas Dievo, kad blogi dalykai gali išeiti į gerą dėl tų vidinių pokyčių žmogaus gyvenime, o kartais geri dalykai gali išeiti į blogą. Todėl ir yra dilema, kai mes susidurėme su turtu ir turtingumu, apie kurį mes šiek tiek kalbėsime ir plačiau, nei tik tai tas materialusis turtas, bet daug kas labai sukasi aplink materialų turtą. Dabar labai komercinis pasaulis yra, labai vartotojiškas pasaulis, demokratiškas pasaulis jis toks yra. Ir netgi krikščioniškos, įsivaizduokite, šventės yra įmamos ir jos komercializuojamos. Žmonės iš to uždirba turtą, gauna pajamas ir panašiai. Ir įmama, atrodo, krikščioniška idėja, o iš tikrųjų įdedami komerciniai tikslai ir siekis tiesiog pelno, praturtėjimo ir parašiai. Visai ne Dievo karalystės klaida, visai ne dangaus karalystė atveriama, bet tiesiog siekiami visai kiti tikslai. Ir tada, Dievo žmogui mes atsiduriame nelik tokioje dilemoje. O dilema tai yra problema. Tam tikram gyvenime laikotarpyje mes susidurėme su problema savo kelyje pasirinkti tai, kas yra brangiausia. Kas man yra brangiausia tą akimirką? Ar vis dar dangaus karalystė man yra brangi, nes mes esame jau Dievo karalystė, jau esame mokiniai
didžioji dalis iš mūsų tokie mes jau esame ir esame toje kelionėje. Ir štai dilema. Ir dilema jį kviečia rinktis vieną arba kitą. Tame yra labai sudėtingas dalykas. Žmogui pasirinkti vieną arba kitą. Ir pasirinkti tai, kas yra vertingiausia ir tai, kas yra geriausia. Tam tikrų momentų. Kas neužgož Dievo, kaip sakykime, Kristaus mokinio gyvenime. Kad neužgoštų niekas Dievo mūsų gyvenime. Todėl šis palyginimas, jis meta iššūkį. Jis tiesiog meta mums iššūkį ir Viešpats kviečia mus pasirungti su šito iššūkiu ir sudėti akcentus savo gyvenime ir svorius į tai, kas nepraeina. Ne į laikinus dalykus, bet į amžinus dalykus sudėti savo gyvenimo svorius. Ir jeigu finansinė kalba sakyti, didžiausias investicijas sudėti į amžinus dalykus, kur nei kandis neėda, nei rudis nerudyja. Taigi, brangieji, atsiverskime Mato Evangeliją 19 skyrius, na ir keliaujame po truputį. Ir skaitysime nuo 23 eilutės iki 30. Tiesiog bus Jėzaus palyginimas, aiškinimas ir pokalbis su išvada. Su Jėzaus išvada. Taigi, tada Jėzus tarė savo mokiniams. Iš tiesų sakau jums, turtingas sunkiai įeis į dangaus karalystę. Ir Jėzus, jeigu sako, sunkiai įeis, tai taip ir yra. Sunkiai įeis į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Tai išgirdę, jo mokiniai labai nustebo ir klausė, kas tada gali būti išgelbėtas? Jėzus pažvelgė juos ir tarė, žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Tada Petras jį paklausė, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar laukus dėl mano vardo, gaus 100-eriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai ir paskutiniai bus pirmi. Ir jau va šitą išvadą jinai jungiasi su kitu palyginimu jau kitame skyriuje. Bet šiandien mes to nelėsime, kaip daugelis pirmųjų gali tapti daugelis paskutinių. Tačiau daugelis pirmų taps paskutiniais, o paskutiniai taps pirmais, nes jo kelionė nekartą iškils ta dilema, kai teks pasverti savo gyvenimo, tikėjimo vertybę, išgelbėjimo vertybę, teks pasverti ją. Štai kaip yra nepaprasta. Tiesiog nepaprasta nueiti iki galo, iki tos atgimimo dienos, kai savo šlovėje Dievo sūnus apsireikš ir visos tautos bus pasvertos ir visi bus, jo teisme pasveriami. Taigi, štai Jėzus sako, turtingam sunku įeiti į dangaus karalystę. Dabar, kodėl jisai užkalbėjo apie šituos turtus? Žinoma, kad šitam palyginimui yra kontekstas.
yra tiesiog įvykis ir pokalbis, Jėzaus pokalbis su turtingu jaunuoliu, kuris vyksta čia pat, dalyvaujant mokiniams. Mokiniai yra liudytojai, šito įvykio liudytojai. Pas Jėzų ateina turtingas jaunuolis. Ta kontekstą mes tiesiog nusipasakojam čia pat 16 eilutėje ir iki 22 eilutės yra aprašyta. Štai vienas prie jo prieėjęs klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą? Ką turiu daryti gero? Turtingas jaunuolis prieina prie viešpaties Jėzaus Kristaus. Vedinas vieno klausimo. Ir šiek tiek galime truputėlį painterpretuoti. Tai jaunas žmogus. Ir suprantama, kad tai ne jo turtas. Jis užaugo turtingoj šeimoj. Užaugęs turtingoj šeimoj jaunas žmogus, kuriam parūpo amžino gyvenimo klausimas. Ką reikia padaryti gero, ką tokio gero reikia padaryti, kad laimėtum amžinai gyvenimą? Aš eisiu pas tą rabį, kuris seka daugybę žmonių, ir jo paklausiu, ko dar man trūksta, kad aš laimėčiau amžinai gyvenimą. Ir Jėzus jam atsako: žinai, kas parašyta įstatyme. Žvelgi jauną žmogų, gražiai apsirengus, ir jis greičiausiai skiriasi iš visų kitų esančių žmonių. Ir mes šiandien galime matyti žmonės, kurie, turtingais drabužiais, ne paprastais yra, bet turtingais drabužiais apsirengia. Ir štai sako, taigi žinai, kas parašyta. Ir yragi įdomu, kad jis atsako jam ne įstatymu, kuris nukreipia į Dievą pirmiausiai. Nors jis ieško, atrodo, Dievo ir amžino gyvenimo. Bet atsako, juk sako parašyta. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdik, negerbk savo tėvą ir motiną. Visus pavardina įsakymus, kurie yra susiję su artimu, su žmogumi. Jis klausia, ką man gero daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą? Sako, o ką sako įstatymas? Juk nedaryk to artimui, to nedaryk, mylėk savo artimą ir panašiai. Ir jaunuolis atsako, aš to laikausi nuo pat savo jaunystės. Tai dar mums pasako, kad jis užaugo turtingoj šeimoj, jis užaugo dievotoj šeimoj, pamaldžioj šeimoj, kur buvo mokami Dievo įsakymai. Ir visi Dievo įsakymai, Dievo šventės buvo laikomasi jų. Bet jaunuolis jautė tuštumą. Turėdamas visą tą aplinką, turtingą aplinką, dievotą aplinką, teisumą skatinančią aplinką, jis jautė vidinę tuštumą, kad vis tik kažko trūksta, kad dar kažko trūksta iki amžinojo gyvenimo. Kas yra? Kas yra tas amžinasis gyvenimas? To dar dvasingumo, to išgelbėjimo ateina ieškodamas. Ir tada Jėzus pažvelgęs į jį pasakė, taip, iš esmės tau trūksta išgelbėjimo, iš esmės parduok viską, ką turi, išdalink vargšams ir ateik ir sek manimi. Nes troškimas Dievo yra, bet ir yra tai, kas prilaiko. Ir viskas yra lyg susiję su artimu, santykiu su artimu. Tu lyg darai, nekenki artimui. Bet dar šalia yra tos naštos, tas gyvenimas, turtingas gyvenimas, prie kurio esi prisirišęs. Ir jaunuolis nuliūdo. Tiesiog jis nuliūdo dėl šitokio atsakymo, nes pasakyta, kad turėjo daug turto. Pasitraukė,
netgi pasitraukė. 22 eilutė. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Daug turto turėjo. Štai ir įvyko dilema. Turto ir išgelbėjimo dilema. Pasirodo, tas turtas ir prisirišimas prie turto buvo didesnis nei noras dvasinio gyvenimo. Kartais tai būna, kad turtingam žmogui taip susišviečia, kad jisai turi viską. Na, gerasis mokytojau, ko dar man reikia, kokį gerą darbą padaryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Nu, ko dar man reikia? Nu, man dar reikia dvasinio autoriteto prie viso to, ką aš turiu. Ir būna suplakama, kad ir tai yra klaidinga, kai turtuoliai mano, kad jie gali būti dar ir dvasiniai gūrų. Belieka tik dar dvasingumo vietą užimti ir pamokyti žmonės gyventi dvasinį gyvenimą. Pasirodo, jaunuolis, jis norėjo viso to turto. Ne tik jam neužteko to žemiško turto, jam neužteko nuosavo teisumo, kurį jis turėjo, jam dar reikėjo amžino gyvenimo, to dvasingumo autoriteto, kad galiausiai būtų tuo jau mokytojų mokytojas. O Jėzus pasakė, tau reikia visko prarasti, kad taptum mokiniu ir sekėju, amžino gyvenimo mokiniu. Nes per daug tave riša. Yra dalykai, kurie tave riša ir tau neleidžia pažinti, tiesiog neleidžia pažinti amžino gyvenimo slėpinio. Vat jis tiesiog pasislepia. Dabar mes klausėme, kas yra tas turtingumas. Iš šitos situacijos mes pamatome, kad gali būti įvairiopas turtingumas. Tai ne tik tais yra materialūs turtai, nors viskas vyksta materialių turtų kontekste. Bet šalia materialių turtų gali būti labai stiprus savęs pervertinimas. Nes juk materialūs turtai negali, tokia gausa materialių turtų negali būti aplink paprastą žmogų. Tai yra kažkoks nepaprastas žmogus. Tai reiškia savo prestižo išaukštinimas, savo autoriteto išaukštinimas. Ir tada Jėzus atsisuka į mokinius ir sako, va matot, kokia yra situacija. Štai jaunuolis nuliūdo, jis turi visą potencialą būti Kristaus mokiniu, bet jis nuliūsta ir atsitraukia. Ir taip gali būti ne vieną kartą, jis kalba tai mokiniams, perspėdamas savo mokinius, tiek jų gyvenime, tiek, kad jie susidurs su žmonėmis, kuriems liudys ir kuriems bus tiesiog tas turtas ir turtingumas, tai, ką jie turi, bus brangiau už Dievo karalystę. Lik ir norėtųsi Dievo karalystės. Lik ir norėtųsi Dievo, bet Dievo norisi kaip priedo. Tu turi visą gyvenimą savo, bet Dievas nepakenks. Jo palaiminimai tikrai nepakenks. Jie yra reikalingi, bet jis nėra pirminis. Jis yra kaip tas priedas. Man tik to tetrūksta. Aš norėčiau tik šito dar prie viso to. Ir mokiniai, jie taip pat yra šokiruojami to atsakymo. Jie sutrinka. Kas iš viso gali būti tada išgelbėtas? Kaip tai gali būti, juk Senajame testamente aiškiai pasakyta, tai jeigu tas jaunuolis, kuris laikosi įstatymų, taip sunkiai eina į tą amžinąjį gyvenimą, tai kas iš viso gali būti išgelbėtas? Juk pakartotinam įstatyme 28 skyriuje nuo pradžios eina, jeigu tu laikysi šitų įstatymų, tai tu būsi laiminte palaimintas gatvėje, laukuose, tavo sandėliai bus pilni, tavo vaikai bus palaiminti, tavo bandos bus palaimintos, viską, ką tu darysi, bus palaiminta. Ir Senojo testamento logika yra ta, kad Dievas besilaikančio įstatymo laimina turtu. Todėl mokiniams iškyla šis klausimas. Tai kaip iš viso yra? Juk
turtas liudija, kad Dievo palaiminimas yra su žmogumi, kad žmogus eina teisingu keliu ir šitas turtas paliudija, kad Dievas yra su juo. O tu sakai, kad Dievo nėra su juo. Ir atrodytų išties. Kristus formuluoja naujai dalyką, kad tas turtas, kuris yra nei geras, nei blogas, galim sakyti, jis gali būti labai geras dalykas, bet gali labai lengvai tapti žabangais, spastais ir tapti blogu žmogaus kelionėje, sekant Kristumi, einant į amžinai gyvenimą. Gali tapti lengvai blogu. Viskas iš ties priklauso, kurioj vietoj atsistoja tas turtingumas, ar ne, mūsų gyvenime. Ir bet koks, tiesiog gali pasisverti, kas kažkurio tai gyvenimo momentu gali būti brangiau nei išgelbėjimo dovana. Išgelbėjimo dovana, kad tam aiškiau pamatytume ir kontrastą didesnį, yra amžina dovana. Ji yra nepraeinanti, amžinas gyvenimas yra niekada nesibaigiantis. Visa tai, ką mes turime žemėje, bet koks turtingumas, yra praeinantis dalykas. Yra todėl nepalyginama su dangaus karalystė. Tai yra tiesiog nepalygintina. Nes dangaus karalystė nepraeina, o visa kita, ką mes turim, praeina. Gyvenimas praeina, talentai praeina prestižas, praeina padėtis, praeina išsilavinimas, išsimokslinimas, turtai uždirbti, pastatai pastatyti, viskas praeina. O kartais įsigyvenam taip, lyg tai nepraeitų. Ir tas turtingumas gali būti mano prestižas. Jūs nelieskite mano ego. Čia mano turtas. Na ir visa kita. Mano teisumas. Aš teisus. Ir taip toliau. Ir mes įlendam, kiekvienas iš mūsų. Turime šitų, kiekvienas žmogus jis turi tų savo silpnybių, prie kurių prikimba tam tikros turto tos išraiškos, kurios tiesiog, kelia mumise tą pasididžiavimą. Aš tiesiog tuo didžiuojuosi. Bet visa tai yra nepalygintina su dangaus karalystė, kuri yra amžina. Tame ir yra evangelija. Kad tai yra, mums pasiūlomas yra amžinas gyvenimas. Nepraeinantis, bet pasiūlomas amžinas gyvenimas. Štai tame, todėl Jėzus jis pateikia mums tą kontrastą. Taigi, kas yra toji, labai toksai įdomus tas palyginimas, intriguojantis palyginimas su adatos ausimi ir kupranugariu. Toks įdomus palyginimas. Ir tu iš visų įvairiausių pusių į jį žiūri, kas čia yra. Ir kelios gali būti išties versijos, kad pirmiausiai Kristus nori parodyti tokį hiperbolizuotą, tai yra padidintą kontrastą. Padidintas kontrastas. Tokia hiperbolė. Maža adatėlė, o adatėlė dar mažesnė auselė yra jos ausis adatėlės, pro kurią įveriamas siūlas, ar ne yra. Ir didžiulis kupranugaris, kuris yra dykumų laivas, tai yra dykumų tralas, kupranugaris, kuris neša nešulius, neša daugybę turtų, kroviniai ant jo, šiandien mes sakytumėm krovininiai laivai Maersk ir dar kokie nors krovininiai tralai vežiojami, taip sutiktų tas palyginimas, tai krovininiai dalykai. Verslas, krovininiai dalykai. Ir čia dabar tu matai, reiškia, tą
Adatėlė. Kas yra šitoji adatėlė? Adatėlė yra amžinas gyvenimas, o auselė yra, pagal Jėzaus palyginimą, yra tos duris į amžinąjį gyvenimą. Ir kaip susišaukia, ar ne, tas palyginimas tada susišaukia su kitais Jėzaus pasakymas, kad yra siauri vartai į gyvenimą, siauras kelias į gyvenimą. Jis yra siauras į amžinąjį gyvenimą. Nepastebimas, galima jį lengvai nepastebėti, praignoruoti ir panašiai. Ir siauras. Įėjimas yra siauras. Nes yra pasveriama mūsų širdis, mūsų ketinimai, mūsų norai, mūsų siekiai. Todėl visada tai bus siaurumas. Kokie siekiai? Ko mes siekiam? Ko mes tikrai siekiam? Tikrai siekiam savo širdį. Ir tada toks siaurumas. Na ir kur tau per tokį siaurą tokią auselę įlys kupranugaris su visais savo nešuliais. O kupranugaris kas yra? Kupranugaris yra žmogus. Kiekvienas žmogus yra kaip tas kupranugaris, kuris pilnas ant savo nugaros turi pas vienus prašmatnus kilimai, pas kitus kuklus, bet visi mes turime tų savo krovinių. Ir dabar tam kupranugariui įlysti, įeiti į tuos siaurus dangaus karalystės vartus yra sudėtinga. Jėzus tai sako, sunku. Bet kokiam turtingam savo akyse žmogui bus sunku įeiti į dangaus karalystę. Pirma įeiti, o po to ir juose, toliau augti ir iš jų neišeiti ir pasilikti Dievo karalystėje. Tai kita versija yra, kad ta adatos ausis galėjo būti irgi kaip tokia aliuzija į vartus, į Jeruzalės vartus. Ir vartai, kaip žinome, senoviniai miestai būdavo aptveriami sieną ir turėdavo vartus. Jeruzalė taip pat buvo aptverta. Siena turėjo 12 vartų. 12 giminių, 12 vartų, pro kuriuos galima patekti į miestą. Ir kai jau temsta ar kažkoks ar nepavojus, vartai yra uždaromi. Tiesiog yra uždaromi. Ir tie verslininkai, kurie su savo kupranugariais keliavo į Jeruzalės turgų, kur norėjo parduoti savo turtus, staiga pavėlavo ir atsidūrė už durų. Ar ne? Kaip į tą įeiti? Kaip į Jeruzalę įeiti? Yra tokie dar durelės. Vartai užrakinti ir reikia pro šitą selę pralysti tam kupranugariui su viskuo. Tai kas tada vykdavo? Reiškia, tu turi kupranugariui nuimti pirmiausiai krovinius. Kupranugaris nusižemina, pirmiausiai, kupranugaris turi nusižeminti, tas jau pirklys tada nuima krovinius nuo jo kupros ir tada kupranugaris išliaužia. Išliaužia pro tos vartelius ir jau tada ten kroviniai eina pro šitos vartelius. Tai labai yra vaizdžiai, ar ne? Kad einant į Dievo karalystę nusimetame tuos visus garbės krovinius, visus įsivaizdavimus apie save, kokie mes didingi, kokie mes šaunus, kokie mes turtingi, kokie mes gabus ir taip toliau, nes tai gali atsistoti kelyje į Dievą ir tas turtas neleisti praeiti. Štai aš verslus, arba štai ten popžvaigždė, arba dar kažkas. Tiesiog užgožė tos mažus vartelius. Visi tie šlovingi dalykai. Ir juos tenka nusižeminus savo širdyje, paliekus tos krovinius, įeiti į dangaus karalystę ir surasti ten pievą, naują gyvenimą.
naują gyvenimą, kuris sako, ta perspektyva tokia didelė, kad jinai apima ir žmogaus sūnaus sugrįžimą, ir dangaus karalystę, ir Dievo karalystėje esantį teisingą vedimą, vadovavimą, sostą, teismai, amžino gyvenimo perspektyva atsiveria. Ir žemiškajame gyvenime taip pat nuostabus palaiminimai. Bet pro tuos vartelius turime įeiti. Todėl patenkame į tą fazę, toj dilemoj. Nes dilema jinai gali atsikartoti gyvenime. Tai nėra tik tais mūsų įtikėjimo pradžioje. Dilema gali atsikartoti, jeigu mes taiga jaučiamės, kad mes apsunkstam mūsų dvasingumas įvairiom turto išraiškom, kuriomis mes tiesiog didžiuojamės savo gyvenime. Taigi, tada tas iššūkis ateina, parduok, išdalink ir sek manimi. Atrodytų jaunuoliui, kuriam Jėzus pasako tuos žodžius, jie yra nepakeliami. Jie yra be galo sunkus. Tai yra kiekvienam žmogui palikti savo turtus ir savo turtingumą vardant Dievo yra beveik neįmanoma. Nes tai reikalauja iš esmės vidinių radikalių pokyčių, atsivertimo, reikalinga Dievo pagalba, ar ne, kad žmogus įeitų į Dievo karalystę. Tai yra sunkus iššūkis. Ir atrodytų jaunuoliui toj situacijoje, tai buvo taip brangu, ką jis turėjo. Pasirodo, tai buvo brangiau ir daugiau nei troškimas Dievo pažinimo ir išsigelbėjimo. Kaip sakėm, jis lyg kažko norėjo, bet kaip priedo prie viso to. Bet ne kaip svarbiausio dalyko, kai tu sakai, nebegaliu aš jau taip gyventi. Aš noriu iš esmės pakeisti gyvenimą. Tai tada visai kita kalba yra. Bet jeigu tu gyveni, viskas labai nuostabu ir viskas, dar prie viso to tik šito te reikia. Tai nėra to tikro troškimo. Iš tikrųjų, to troškimo. Kristus pasigėdo to troškimo. Nes mylinčiam, tikinčiam Dievu, atrodo, visa yra įmanoma. Ir čia įvyko tas susirungimas. Reikėjo tik, atrodytų, jei tik tas troškimas būtų, vienintelio, man sunku tai padaryti, pripažinti. Jėzau, aš negalėsiu to padaryti, atvirai pasakyti, aš negalėsiu to padaryti, jeigu tu man nepadėsi. Va tokios maldos, va tokio pokalbio su Jėzau, aš pristingu šitame pokalbėje tarp turtuolio ir Jėzaus. Nes kai Jėzus pasako sprendimą, jis susipakuoja ir viskas, ir atsitraukia, nes turėjo daug turtų. Nebevyksta to tolimės, padėk man mano netikėjime, nes tą troškimą aš turiu. Bet vadinasi, troškimas yra mažesnis, menkesnis. Bet kaip įdomiai amžinas žodis veikia, vis tik Dievas galiausiai vis tiek atrado tokį žmogų. Mes kažkada su pastorė Loreta Valužienė kalbėjom, sakom, koks yra gyvas ir nuostabus amžinas Dievo žodis. Jis atranda žmonės bet kurioj kartoj, bet kokiam laike, kuriam gali suspindėti žodis pasakytas prieš 1000 mečius visai kitiem žmonėm, į visai kitą situaciją. Ir tu išgirsti tai kaip iš Dievo. Pranciškus buvo tas žmogus, tas turtingas jaunuolis, verslios šeimos, kurio tėvas buvo pirklys, kuris paveldėjo visą savo tėvo turtą ir kuris skaitydamas šitą rašto vietą taip trokško sekti Kristumi, kad pardavė visą turtą, išdalino vargšams ir tapo tuo keliaujančiu tikėjimo žmogumi. Tai kaip įdomiai, tai kitose laikuose, kaip žodis, tarkykim, paragina ar perveria širdį ir tu aiškiai suvoki, kad tai yra tau pašaukimas. Tavo pašaukimas yra toks, kuris skamba čia.
mes žiūrime tai tokioj bendriniai perspektyvoje, bet irgi galime girdėti Kristaus beldimąsi kažkokioj situacijoj, kažkoks tas turtas, kuris kaip nedidelis kultukas atsistoja. Toks nedidelis, dar aukurėlis šalia Dievo aukuro. Dar yra aukurėlis. Ir gali būti išties bet kas. Kartais gali draugai sulaikyti nuo kelionės paskui Dievą ir būti, toks draugystės tas turtas, geri prestižiniai draugai. Negali jų atsižadėti, nes su jais yra perspektyva, su jais yra, kažkokie gyvenimo planai. Ir mes turime tų iššūkių. Savo gyvenime aš irgi atsimenu, tikėjimo pradžioje, man tas buvo būtent su drauge apsisprendimas. Maždaug nuo 9 klasės mokykloje ir vėliau po mokyklos iki tikėjimo savo turėjau labai gerą draugę, su kuria leisdavome laiką, kartu mokėmės, viena pas kitą eidavome, buvom iš viso neišskiriamas, iš be galo geros šeimos, labai tėvai atsakingi, su įvairiausiomis pareigomis, mokėsi medalininkė ir panašiai. Ir mūsų, labai charakteriai sutapo, mes papildėm vieną kitą, buvo nuostabi išties draugė. Ir kitaip mes ir neįsivaizdavom. Ir mūsų tėvai jau sakė, tos kūmutės tai neišskiriamos. Kai sueina, nesibaigia. Ir jų pokalbis, ir darbai, ir kartu, ir kūryba, ir planai, ir viskas. Viskas. Kai būna tokios draugystės, kurios tave ne tik veža, bet tave lavina ir tave, atrodo, išstumia į tavo, tą potencialą, didesnį potencialą, kurį tu turi savy. Ir tai yra geras dalykas. Draugystė yra nuostabus dalykas. Tai yra Dievo dovana. Kol vieną dieną kelyje, kai su Kristus atėjo į mano gyvenimą labai stipriai, atėjo su pašaukimu, su šventosios dvasios išsiliejimu į mano gyvenimą, aš iš karto ėmiau dalintis tą žinią, kuri pakeitė, tą užpildytą tuštumą širdies. Ir pirmiausiai tėvams, mama labai iš karto priėmė, tėvelis vėliau, tai artimiausi žmonės, kurie priėmė tikėjimą. Bet kitas žmogus, pas kurį iš karto nuskubėjau, tai buvo mano draugė. Iš karto pas ją nuėjau. Tai tas draugystės turtas, kuriame mes augam, mes iš pusės žodžių vieną kitą suprantam, vieną kitą perdengdavom ir panašiai. Ir aš galvoju, aš eisiu pas ją su ta žinia. Ir kaip mums bus fainai Jėzuje Kristuje. Dabar mes dar daugiau praturtėjam. Ir mano nuostabai, kad kuo labiau aš kalbėjau su užsidegimu apie Jėzų Kristų, kuris atėjo asmeniškai į mano gyvenimą ir mane užpildė, į daugybę klausimų atsakė. Aš mačiau jos veidą vis didėjantį ir didėjantį nuliūdimą. Kol galiausiai jinai man pasakė, iš manęs Jėzus atėmė draugę. Tai buvo jos verdiktas po mano liudijimo. Ir čia aš atsidūriau, iš karto buvau įmesta į tą dilemą. Šita prestižinė draugystė, Andželika, kaip patogu. Prestižinė draugystė, ar Jėzus Kristus, kai staiga tu prarandi tą draugystę. Ir nebeturi tų tokių draugų, artimų, kurie tave suprastų. Ką tu renkiesi? Ir aš bandau sakyti, bet eikim kartu. Einam kartu su Jėzumi. Tai nuostabu. Ne, ji pasakė, tai ne mano kelias. Ir man teko rinktis, ar man prie šito prisirišti,
nes ten irgi ir perspektyvos ir viskas. Ar tu eini tiesiog praradęs tą, kas tuo metu tau yra brangiausia? Negali prarasti to, kuris yra dar brangesnis. Už visą tai, ką turi brangiausia, yra dar brangesnis. Ir tai yra Jėzus Kristus. Ir aš jai pasakiau, man neišeis. Man nebeišeis gyventi be Kristaus. Man nebeišeis. Na ir netrukus išties, tai tas žodis, kuris sako, kuris paliko, nes atrodytų, mokiniai po to sako, kas mums bus už tai, nes mes dėl tavęs palikom viską. Mes tą palikom ir nusekėm paskui tave. Ir tada Jėzus paguodžiai ramina ir sako, kiekvienas, kas paliko dėl manęs ir gausit kitokių pavydalų, ir brolius, ir seseris, ir draugus, ir tėvus. Bet centre viso to, ir namus, bet centre viso to bus visada Dievas. Tarp tų žmonių, kuriuos jūs gausit, bus visada Dievas. Svarbiausia. Ir išties netrukus grupelė Šiauliuose tikinčiųjų atsirado. Naujos tikėjime draugystės, toks užsidegimas tų žmonių, merginų, kurios dėl Dievo. Taip pat netrukus visai buvo gimtadienis. Tame gimtadienė sutikau žmogų tokį vardu Aidu, kuris priešingai nei mano draugė, vėlgi išėjo kalba ten tarp draugų, kitų dabar draugų jau, išėjo kalba apie Dievą ir kai pradėjau kalbėti, kad Dievas yra asmuo ir asmeniškai su juo bendraujame, jis mūsų tėvas ir per Kristų mes gauname asmeninį santykį su Dievu, jis atėjo su kėdutė ir sako, papasakok man daugiau. Apie Dievą papasakok man daugiau. Visai kitas priėjimas, kitas judesys. Ir Dievas padovanojo gyvenimo draugą. Svarbiausia gyvenimo draugą. Ir toj draugystėj, toj meiliai ar šeimoj Dievas yra centras. Dievas. Mes nuo šito centro bijom atsitraukti. Pasakysiu jums, nieks negali mums į šitą centrą atsistoti. Tai tų dilemų mes turim, ar jų didesnių, ar mažesnių, kitoj vietoj kažkur tau metai iššūkį ir sako, dabar rinkis, arba tą. Va taip ir būna. Rinkis, arba Dievą, arba šitą rinkis. Arba, jeigu jūs nelankysit šitos bažnyčios, jūs gausite šitą padėtį. Padėtis ar su Dievu kelionė. Vat jeigu tu neisi į tą bažnyčią, aš ištekėsiu už tavęs. Ar ne? Vėl, ar trokštama, reiškia trokštama moteris. Ar kiti dalykai. Verslas gali stumti ir sakyti, tai nebėra tai svarbu. Bet kaip yra nuostabu, kai tu žinai, kad iš jo ateina visą tavo gyvenimą ir išlieki dėkingas Dievui už visą tai, ką turi, pasilikdamas jo amžinajame gyvenime. Na ir išties Dievui nėra neįmanomų dalykų. Turime suprasti, kad mums tai yra kliuviniai, mums tai gali būti slenkščiai. Ar tai turtas gali būti slengstis ateiti pas Dievą. Kartais atvirkščiai vargas, nes žmonės užsikietina varge. Ar tai profesiniai dalykai, ar tai draugystės, ar tai vėlgi sakom, išsilavinimas. Tiek išsilavinai, kad jau, nebelygis būti bažnyčiai. Nėra labai gražus santykis. Man labai patinka kai kuriuose Amerikos bažnyčiuose, evangelinėse bažnyčiuose, tai yra praktikuojame, kad būtent profesoriai, tie, kurie turi geriausią išsilavinimą, ar teologijos profesoriai, ar šiaip
humanitarinių mokslų profesoriai. Jie ateina nuolankiai, kaip tie kupranugariai nusiema savo tas nešamas dovanas ir krovinius. Ir ateina patarnauti bažnyčioje vaikų tarnavime. Būtent kažkada teko būtent su Vangeberu kalbėti. Sako, tai yra dažna praktika Amerikoje, kad būtent profesoriai ateina bažnyčioje tarnauti vaikams. Ne ant scenos atsistoja tarnauti, bet ateina tarnauti vaikams. Mes norim, kad geriausiai tai, kas yra žinios, sakykime, žinios, kas turimo žinios, kad jos tarnautų naujai kartai, bet tuo pačiu tai ir yra tas nusižeminimo kelias tam, kuris tapo turtingu kažkuo, turtingu žiniomis, turtingu gabumais ir panašiai. Sąmoningai nusižeminimo keliu. Taigi, išties, Dievo akise nieko nereiškia nei mūsų turtas, nei mūsų skurdas. Supraskime teisingai, kai sako, vargšų dvasia yra dangaus karalystė, tai nebūtinai socialiai vargšai žmonės yra. Nes kitoj vietoj, kai Jėzus sako, štai artėja kančios valanda ir mokiniai ten, ar ne, susirinkę prie Jėzus, ateina moteris su brangiu nardo aliejum ir išlieja ant Jėzus, pačią brangiausią, ką turi, paaukoja Kristui. Labai brangią dovaną atneša. Ir susizgribo. Susizgribo mokiniai, koks čia švaistimas bereikalingas ir čia vargšams galima. Ir Judas sako, iškart vargšams dalinimo planą. Ir Jėzus sako, vargšų jūs visuomet turėsite. Jūs visuomet turėsite tiem, kam galite tarnauti. O mane ne visuomet. Tai rodo, kad tai nebūtinai vargšai eina pirmieji Dievo karalystę. Dievui nei turtas, nei skurdas nelemia įėjimą, bet tik sudužusi širdis. Sudužusi širdis. Kai sako, Dievui nėra neįmanomų dalykų, tai reiškia, kad gali ir labai turtingi žmonės ateiti pas Dievą, bet tik sudužusios širdies. Ir labai vargingi žmonės, bet tik sudužusios širdies. Išsilavinę žmonės, labai išsilavinę žmonės ir sudužusios širdies, sekantis paskui Dievą. Ir neturintis išsilavinimo žmonės, nesididžiuojantis savo neišsilavinimu, bet sudužę, kur sako, Viešpats yra mano išmintis ir gyvenimas. Taigi esmė yra, kad širdis gebėtų nusilenkti kaip tas kupranugarius. Todėl, žinokit, ant kelių ir paguldytas visą tą skaidrę, visą pamokslą, sako, ant kelių tu man ir gulėsi čia. Nusižeminęs, kad ir su gražiais kokiais apsaustais, nusižeminęs, žvelgiantis į Dievo karalystę, jam žinai viltį ir pripažįstantis, iš naujo pripažįstantis, kad tikrasis lobis, lobių lobis mano gyvenime yra santykis su Dievu. Jis yra tas paslėptas lobis nuo tuštybių akių, bet ieškant ir nusižeminusi širdis, jį atranda. Viešpats atveria savo amžino gyvenimo lobį. Haleliuja.